Žalesis namelis. Žiniuonė pažvelgė į Emą, parodė kelią į žaliąjį namelį ir eidama tarė: Dėkojame buvusiems nameliams už įkvėpimą ir susivienijimą su gamta. O dabar mes žengsime į namelį, kuris lyg ašis kitiems nameliams. Ema nekantraudama atidarė žaliojo namelio duris ir įžengė į savo šeimos namus. Pažvelk, tai tavo šeima ir artimi draugai. Tai, ką parodysiu tau namelyje, viskas bus iš meilės. Mes patys pasirenkame, ką ir kaip matyti, ką jausti. Vis dėlto šiame namelyje mes viską stebėsime, matysime, girdėsime ir jausime širdimi, paaiškino vedlė. Emos mama parskubėjo namo. Nespėjusi nepersirengti, jie eina į virtuvę, užkaičia vandenį ir suberia supjaustytas daržoves į puodą. Minutėlę atsikvėpusi, ji sutvarko išmėtytus daiktus, surenka nešvarius rūbus ir įdeda juos į skalbimo mašiną. Tuo metu paskambina tėtis. Jis praneša, kad užtruks darbe, mat pasitaikė proga ilgiau padirbėti, o už tai jam bus papildomai atlyginta. Atsiprašęs, kad negali padėti ruošti vakarienės, tėtis pasisiūlė parnešti deserto. Ema, o koks tavo mėgstamiausias patiekalas? Staiga paklausė žiniuonė. Troškinys. O kaip manai, ką mama ruošia? Nejaugi troškinį. Žinoma, Ema, taip į tavęs laukia sugrįžtančios iš mokyklos. Šis troškinys tai mamos meilės išraiška ir rūpestis tavimi. Grįžusią, ji tave apkabina, paprašo paruošti namų darbus, o jei tau reikia pagalbos, ji padeda. Mama tave skatina pirmą paruošti namų darbus, o tik tada užsiimti mėgstamą laisvalaikio veiklą. O kaip tėtis išreiškia meilę? Susidomėjo mergaitė. Jis stengiasi daugiau laiko skirti tau ir mamai. Kartais tėtis dirba viršvalandžius, kad aprūpintų šeimą, kad mama galėtų mažiau dirbti, o tu lankytum kuo daugiau įvairių būrelių. Jis nori suteikti tau galimybių, kad atrastum savo pašaukimą ir užaugusi būtum savarankiška. Mama padengė stalą ir sukūrė jaukią namų aplinką. Kai Ema su mama laikydamosi už rankų šnekučiuojasi, grįžta tėtis. Jis apsikabina abi ir atsiprašė sėdasi prie stalo ragauti mamos paruošto troškinio. Prie stalo visi namiškiai šypsosi, džiaugiasi kartu vakarieniaudami, dalijasi įspūdžiais, kaip praėjo diena, ką nuveikė ir kaip jaučiasi. Baigus vakarieniauti, mama paprašo Emos suplauti indus, o ji tuo metu galės atsipūsti su tėčiu po dienos darbų. Ar pameni tą akimirką, Ema? Paklausė vedlė. Taip, liūdnai atsiduso mergaitė. Tada buvau nepaklusni ir atsisakiau plauti indus. Taip, Ema. Tėvų meilė tai ne tik išklausimas, apkabinimas, pasaka prieš miegą, rūpestis tavimi, bet ir mokymas atsakomybės, darbštumo, manierų bei vertybių. Jie nori tave išauginti meilėje, rūpinasi tavo išsimokslinimu bei siekia skleisti vertybės. Bet tu irgi turi būti atsakinga. Ema prisiminė, kaip jie čiauriai kalbėjosi, kaip melavo, kad pamokos paruoštos, kaip rinkosi telefoną užuot pabendravusi su tėvais. Mergaitės akyse pasirodė ašaros. Jai buvo graudu, kad neįvertino, kaip tėvai stengėsi dėl šeimos gerovės, ir pyko, kai ją pamokydavo ar paprašydavo padėti buityje. Mergaitė norėjo, kad tėvai pildytų jos užgaidas ir norus, bet savo pareigas pamiršdavo. Žiniuonė uždėjusi ranką Emai ant peties tarė: Nereikia skaudintis, Ema, mes visi mokomės. Tėveliai taip pat mokosi iš savo klaidų, svarbu išmokti pamoką ir nekartoti klaidų. Atsiprašymas ir atleidimas yra lyg vaistai. Kai atsiprašai ir tau atleidžia,
Atleisk taip pat ir savo, kad lengviau kvėpuotum ir lengviau skristum. O kodėl man reikia atleisti savo? Teiravosi mergaitė. Jei ir toliau save kaltinsi, tu neišsilaisvinsi iš aukos įvaizdžio spąstų. Išmokusi pamoką ir padėkojusi už ją, atvira bei lengva širdimi skleisk džiaugsmą. O dabar pažvelk pro langą. Ema pamatė už lango ant suoliuko sėdinčią savo buvusią geriausią draugę Frėją ir pažįstamą berniuką. Kadaise ta mergaitė ją įskaudino kartu su kitomis draugėmis, pasišaipė iš Emos naujos suknelės, bet vėliau nuoširdžiai jos atsiprašė. O berniukas vardu Oto dažnai sėdėdavo ant ežero kranto vienas, jis neturėjo draugų, o ir mokykloje mokėsi prastai. Kodėl neatleidė savo draugei, Ema? Pasiteiravo vedlė. Ji pasišaipė iš mano suknelės. Argi ji nuoširdžiai neatsiprašė tavęs? Taip, atsiprašė nuoširdžiai, bet jei atleisiu, visos mergaitės galvos, kad bendrauju su išdavike. Prieik prie savo draugės ir berniuko. Nepamiršk girdėti, matyti ir jausti širdimi. Prisimink veidrodžius, Ema. Mes negalėsime eiti kitus namelius, jei tavo siela neis širdies keliu. Širdyje įžiebkime žalią spalvą, kuri bus tavo atrama. Priėjusi prie mergaitės, Ema paklausė, kodėl šie name taip pasielgė. Frėja paaiškino, norėjusi įtikti mergaitėms, kurios siekia jas sukiršinti. Prisiminusi vedlė žodžius apie širdies kelią ir veidrodžius, Ema suvokė, jog atsiprašymas nuoširdus, atleido savo ir draugiai. Ema paragino savo draugę nueiti ir pakalbinti atstumtąjį berniuką. Ji norėjo sužinoti, kodėl jis taip prastai mokosi ir kodėl vis vienas sėdi prie ežero. Oto buvo labai nedrąsus ir be galo nustebo, kad mergaitės prie jo priėjo. Išgirdęs, kad šios nuoširdžiai nori išklausyti ir palaikyti jį, Oto joms atsivėrė. Mano tėvai namuose labai pykstasi ir neturi man laiko. Nuolat girdžiu tik kaltinimus ir barnius. Aš nenoriu mokytis, o atėjęs čia randu nusiraminimą. O kuo mes tau galėtume padėti? Paklausė Frėja. Nežinau, liūdnai atsakė Oto. O jei mes tau po pamokų ir per pertrauką padėtume ruošti namų darbus? Paklausė Ema. Gal. Švelniai nusišypsojęs ir nuleidęs galvą linktelėjo berniukas. Žiniuonė mergaitėmis nepaprastai džiaugiasi, nes jos nepiršo savo nuomonės, nekritikavo ir nepradėjo jo mokyti, ką reikėtų daryti. Neliūdėjo kartu su juo. Nekaltino tėvų, o tiesiog paklausė jo, kaip galėtų padėti. Jos buvo stiprios, ėjo širdies keliu ir nevadino kaip kiti bendraklasiai keistuolių ar nevykėlių. Priėjusi prie vaikų žiniuonė tarė. Surinksime didžiausius akmenis ir įvardysime mūsų širdutes slegiančius jausmus. O ką darysime surinkę akmenis? Paklausė Emos draugė Frėja. Iš visų jėgų mesime juos į vandenį, kad atsikratytume sunkumų, kurie prisikaupė širdutėse per ne vienus metus. Mes įžiebsime žalią šviesą širdyje. Jie pradėjo ieškoti didelių ir mažų akmenų. Mintimis ir jausmais rinkosi tuos, kurie atrodė varžė jų širdį. O tuo tarpu būgno lyg širdies dūžio garsai drąsino atsikratyti to, kas slegia.
metę akmenis į ežerą, atleidę ir užmiršę, mes atgausime laisvę, meilę bei džiaugsmą. Grįžę namo, užrašykite, ką mylite, už ką dėkojate ir kam linkite meilės. Tai sustiprins jūsų širdutes ir skleis meilę nematomais keliais. Vertybė širdingumas. Priėmimas, atleidimas, ištikimybė, globa, atgaila, rūpestis, padėka, atjauta, širdies ašis, ramybė, neabejingumas, sąžiningumas, geranoriškumas, taktas. O dabar kvėpuokime į širdį žalią smaragdinę spalvą.